2016 metų Nissan Qashqai. Automobilis atvyko dėl check engine lemputės. Priežastis yra sulaužyta jungtis, o sulaužyta jutiklio jungtis dėl to, kad buvo atliktas variklio remontas už 2800 eurų. Mes dabar sutvarkome daviklio jungtį, surenkam ir testuojam. Sutvarkiau, viską patikrinau, toje vietoje viskas veikia. Darant diagnostiką ir jau važiuojant, tikrinant savo darbą, pamačiau, kad yra dar kitų problemų. Situacija tokia. Automobilio variklis buvo remontuojamas dėl to, kad per tepalo matuoklę varydavo tepalą. Nustatė, kad tai yra dėl to, kad blogi variklio žiedai. Kompresija patenka į karterį, dėl to išpučia per čia tepalus ir dėl to viskas čia yra tepaluota. Kai tai atsitinka, iššauna tepalo matuoklė kažkaip panašiai, per čia pradeda keliauti tepalai. Pradėjau šnekėti, klausinėti, kaip čia buvo, ar jis matė tą bėgantį tepalą iš matuoklės. Sakė, kad nematė, matė tik, kad aplinkė tepaluota. Klausiau, ar buvo išspjauta matuoklė. Nė karto nematė išspjautos matuoklės. Keista, kaip taip didžiulis slėgis karteryje, tepalas išeina per viršų, bet matuoklės neišspjauna. Problema yra kiek paprastesnė. Štai čia yra turbinos žarna, čia yra suslėgtas oras ir į tos turbinos žarną telpa mano pirštas. Čia yra tokia skylė. Per tą skylę oras kartu su tepalu keliauja ant generatoriaus. Čia prie matuoklės visur ir viskas tampa tepaluota. Na ir štai atomazga, išimtas oro vamzdis. Užsakiau naują, laukiam. Nauja dalis atvyko, netrukus išpakuosime ir suinstaliuosime. Nissan Qashqai remontas atliktas, dabar vyksta bandomasis važiavimas, stebim gyvus parametrus ir viskas nepriekaištinga. Automobilis važiuoja tyliau ir geriau. Tai parašykit komentaruose, ar reikėjo daryti variklio remontą už 2800 eurų.